Kažkada kino dailininkas imdavo į rankas teptuką ir piešdavo dekoracijas. Dabar kino dailė aprėpia daug platesnę viziją ir jos įgyvendinimą. Būtent šie kino meistrai iš popieriaus lape parašyto scenarijaus sukuria filmo erdvę, kurioje vystysis veiksmas, o kiekviena detalė žiūrovą dar stipriau įtrauks. Kino dailininko reikšmė kine yra iš tikrųjų didžiulė. Kino dailininkas sukuria tą materialią ir vizualią pusę, kurioje įgyvendinamos kitų kūrėjų vizijos, sukuriamas tas kino pasaulis, kuris mus įtikina, paveikia arba atvirkščiai, neįtikina ir nepaveikia. Tai šiemet mes tikrai turėjom tokią labai nemažą įvairovę tų kino dailininko darbų, kurie buvo verti dėmesio. Pernykštė nacionalinių kino apdovanojimų nominantė Ieva Rojūtė ir šiemet atsiduria geriausių kino dailininkų penkete. Šįkart filmo vaizdą įkūrė drauge su Nyderlandų menininkė Lizen Fransen. Švedijoje gyvenanti Lizen dirba įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Dabar savo patirtį perkelė į filmo Svečias kūrybos dirbtuves. Sigita Šimkūnaitė jau ne kartą įrodė, kad ji gali ir bunkerį sukurti, ir kambarį taip apstatyti, jog iškart žiūrovas pagaus emocijas. Dabar Sigita herojų sutalpino į namelį ant ratų. Filmas Badautojų namelis kino dailininkei atneša 6. Sidabrinės gervės nominaciją. Šešių šalių, įskaitant Lietuvą, bendrame filme Du prokurorai kino dailininkai pasistengė sukurti slogią sovietinę realybę. Kalėjimo aplinka baugina savo tikroviškumu. Visą tai sukūrė Kazachstane gimęs Jurijus Grigorovičius ir latvis Aldis Meinercas. Filmą į sporto ringą, restoraną, baseiną ir kitas erdves perkelė kino dailininkas Nerijus Narmontas. Sidabrinės gervės statulėlę jau turintis menininkas šįkart savo kūrybinį žvilgsnį buvo nukreipęs į filmą Kinų jūra. Kino dailininkas Donatas Pirštelis įdėjo nemažai pastangų, kad žiūrovas stebėdamas filmo Danka pagrindinės veikėjos gyvenimą pajustų norą apkabinti paauglę. Aplinka tokia, kuri tarsi suspaudžia ir niekaip nepavyksta iš jos ištrūkti. Dailininkai, kurie pateko į nominaciją, šito savo darbų susitvarkė iš tikrųjų puikiai. Ir ta jų sukurta aplinka yra be galo paveiki, labai kruopščiai padaryta ir puikiai deranti su režisieriaus vizija. Nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė vyks gegužės 31 dieną, tiesiogiai transliuos LRT.